Sveiki, šiandien paspęsime dar vieną uždavinuką, panašų į prieš tai buvusi, bet mūsų užduotis dabar yra su trijais jungikliais valdyti vieną lempą. Tai uždavinys skambėtų taip: poilsio kambaryje reikia įrengti apšvietimą taip, kad vieną šviestuvą būtų galima įjungti ir išjungti iš trijų vietų, tai prie įėjimo durų, prie sofos ir prie išėjimo į balkoną. Tai tam reikalui reikės dviejų jungiklių, kaip ir prieš tai, kurie yra skirti laiptiniai. Tai reiškia, tas, kuris turi 3 kontaktus, tai komona L1, L2 arba komona ir vieną kontaktą normal close, kitą kontaktą normal open. Ir mums dar reikės kryžminių jungiklių ir noriu pabrėžti, jau kryžminių jungiklių galit naudoti kiek tik norit. Tai reiškia, galit vieną lempą valdyti 5 jungikliais, 6 ir 7. Svarbiausia, kad būtų pirmas ir paskutinis skirtas laiptiniai, o tarpiniai visi, kurie per vidurio jungikliai būna, juos reikia naudoti kryžminius. Tai va, kas tai yra kryžminiai jungikliai? Tai bus toksai dalykas, kaip, tuoj parodysiu, toksai. Tai gaunasi taip, kad vienu metu jisai elektrą praleidžia iš 1 į 4, iš 3 į 2. Paspaudus, jisai persijungia taip, kad iš 1 į 2, iš 3 į 4. Jis toks yra specifinis, tai reiškia, jis yra 4 kontaktų. Ir dabar kaip reikia sujungti? Vėl lemputės reikės, neutralą, fazės neutralą ir dviejų jungiklių. Tai va, šitų. Taip. Ir viskas kaip ir prieš tai. Taip, lempai paduodam neutralą, vienas jungiklis eina, kaip minėjau, eilės tvarka į 1, viduriniai eina kryžminiai jungikliai ir paskutinis eina vėl laiptinis jungiklis. Tai kaip ir minėjau, galim į centrą dėti šitų jungiklių kiek norim. Svarbiausia, pirmas ir paskutinis būtų skirtas laiptinis jungikliui. Nu, ir dabar mes pasirenkam lemputės spalvą, aišku, geltoną, ir paspaudžiam play. Tai dabar taip, įtampa teka į 1 jungiklio komoną, po to per uždarą kontaktą patenka į kryžminį jungiklį ir nuteka į 3 jungiklio uždarą ir lempa dega. Jeigu čia išjungiu, lempa nedega. Jeigu čia jungiu, jis vėl perjungs taip, kad lempa dega. Lempa dega, jis pajungia taip, kad tekėtų elektrą čia. Dabar aš, pavyzdžiui, išjungiu čia, elektra teka tiesiai čia. Jeigu aš įjungsiu prie laiptinės, ne prie laiptinės, prie balkono durų, elektra tekės čia. Jeigu aš prie sofos paspausiu, išjungsiu elektrą. Jeigu prie įėjimo durų, įjungsiu. Prie balkono išjungsiu. Prie sofos įjungsiu. Prie įėjimo į kambarį išjungsiu. Tai va, tai, kaip minėjau, tie du vienodi, o viduriniai eina kryžminiai. Nu, dabar jau kaip jau užduotį padarėm, paimkim, specialiai dėkim papildomai 3, jungiklį kaip tą 4. Tai dabar darom taip, šituos ištriname ir įdedame dar vieną kryžminį. Kryžminį, kuris fiksuojasi, kuris randasi, fiksuojasi šitas, Nu, įdėjom dar vieną ir dabar vėl paspaudžiam simuliuoti, lempa nedega,
su bet kuriuo įjungiu, su bet kuriuo išjungiu, su bet kuriuo įjungiu, su bet kuriuo išjungiu ir jokio skirtumo. Tai gaunas taip, kad mes dabar galim čia per vidurį ikiteisminį jungiklį dėti kiek tik tais norim, kad ir 100, vis tiek su vienu galėsim išjungti, su kitu įjungti. Štai ir viskas.